Sveiki, brangieji, sveikinuosi su jumis iš maldos namų, iš vieno kambario, kuriame yra realios Augsburge esančios bažnyčios nuotrauka. Beje, šita bažnyčia yra tikrai labai augsburgiečių mylima. Ką norėjau su jumis pasidalinti. Taigi, praūžė MER konferencija. Jinai pasidarė man dar brangesnė, nes dabar konferencija vyksta tik kas 2 metus. Taigi kita, jeigu jinai įvyks 2028 metais. Šios konferencijos moto buvo The Sound of Joy. Aš šiek tiek turėjau rūpesčio, ar žmonės supras, ką mes turim minty. Ar jie supras, kad mes nekalbam apie tą pigų džiaugsmą, kurį siūlo pasaulis, bandant įtikinti save, kad gyvenimas turi būti lengvas, kad visi turi šypsotis ir visos reklamos tai parodo, kad tas ilgesys yra mūsų širdise, bet tas tikrasis džiaugsmas viešpatyje, biblinis džiaugsmas viešpatyje ateina iš Dievo malonės, iš jo kryžiaus ir prisikėlimo. Ir mano rūpestis buvo be reikalo. Ši konferencija tikrai visą tai patvirtino. Buvo ir labai linksmų momentų, ir tokių humoristinių momentų, bet buvo ir labai daug gylio. Netgi kalbant apie humorą, buvo labai daug gylio. Nes mes kaip krikščionys tikrai esam praradę tą gebėjimą džiaugtis įvairiose situacijose ir liudyti pasauliui, kad Dievas yra aukščiau visko. Ir yra kur stiebtis, kaip sakant. Kviečiu save ir jūs visus tikrai pabandyti perskaityti Bibliją su tais džiaugsmo akiniais. Ką turiu minty džiaugsmo? Tai yra pasižymėti vietas, kuriuose Dievas kalba apie džiaugsmą. Ir nustebsit, kiek daug jų yra. Kai kurias jau turbūt žinot, bet jos tikrai ne visos, kurias mes turim minty. Bent jau man taip nutiko. Tikrai šitas žvilgsnis padėjo man labiau suprasti, kad tas džiaugsmas yra reikalingas. Nes man džiaugsmas asocijuojasi arba lygus vilčiai. Jeigu aš turiu džiaugsmo, aš turiu viltį. Jeigu aš turiu viltį, aš turiu džiaugsmo. Kaip visada, MER konferencija buvo be galo kokybiška, visais atžvilgiais ir šito apšvietimo, garsų, šlovinimo, maldos, mokymų. Tikrai aukščiausia kokybė. Tai kainuoja, tai tikrai nėra pati pigiausia konferencija, bet tai yra verta investuoti, nes Dievas vertas aukščiausio lygio, kaip sakant, ir žmonės tą liudija. Tikrai niekas nekviečia per prievartą atvažiuoti į MER konferenciją, bet tie, kurie atvyksta, tikrai džiaugiasi. Taigi, mano džiaugsmas buvo pripildytas dar ir lietuvių grupelės, 13 lietuvių buvo atvažiavę į MER konferenciją. Man visai netikėtai, kaip sakant, nes tuos, kuriuos kviečiau, netvažiavo, kurių tikėjausi netvažiavo, bet atvažiavo tie, kuriuos viešpats pakvietė, ir tai yra tikrai svarbu paleisti kai kuriuose momentuose savo ambicijas ir savo norus. Ir žmonės liudijo, kad tai buvo svarbu, kai kurie galbūt galės ir patvirtinti po šituo video, kurie buvo, ir manau, kad negrįžo tuščiomis. Ta investicija į tokius renginius tikrai apsimoka. Aišku, kad dabar, kai yra didžiulė pasiūla, mes turim apgalvoti, o kur aš galiu investuoti. Nes nebūti tais turistais, kurie keliauja nuo vieno renginio iki kito ir neturi laiko sustoti, pasižiūrėti ir priimti tai, ką tos konferencijos dovanoja. Tai sakau ir savo, ir kitiems, ir linkiu jums tikrai būti pripildytais tuo džiaugsmu, kurį gaunate iš viešpaties. Šį birželį 21 dieną įvyks draugų susitikimas. Tai yra tie, kurie mane remiant finansiškai per maldos namus esat kviečiami atvykti į tą šventę, į tą draugų šventę,
kur bus ir vėl kokybė, kokybiško vyno, kokybiško maisto, mokymų, šlovinimo ir kokybiškos bendrystės. Tikrai kiekvienas esat kviečiamas, žinau, kad ne visi galėsit atvykti, bet tie, kurie turit bent kokią viltį, būtinai nepameskit jos iš galvos ir pabandykit su Viešpačiu pasiderėti, ar tikrai nėra laikas atvykti į Augsburgą ir pasižiūrėti iš arčiau tai, ką jūs remiat. Tai va, tai labai laukčiau, aišku, laukčiau visų, bet žinau, kad tikrai visi negalės atvykti dėl įvairių priežasčių. Bet tie, kurie gali, dar kartą kartoju, birželio 21 dieną, sekmadienį, įvyks draugų susitikimas nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, su šokiais ir diskotekom gale. Tai va. Dar vienas dalykas, apie ką norėjau pasidalinti, tai yra metų moto. Vokiškai kalbančiose šalyse ekumeniniam susitikime būna ištraukta viena Biblijos eilutė, kuri turėtų atspindėti ateinančius metus. Šiemet šitas moto kaip niekad taiklus daugeliui ir ta prasme ir man pačiai. Tai yra iš Apreiškimo Jonui knygos "Štai aš darau visą naują". Vokiškai angliškose vertimuose yra tas štai labiau akcentuojamas žiūrėk, žvelk. Ir mane tai įkvepia iš tikrųjų stebėti Dievo darbus ir nemurmėti, nemaištauti, o iš tikrųjų pasitikėti kiekvienam žingsnyje, net jeigu tamsos aplinkui daugiau, net jeigu vilties aplinkui ir pasaulyje yra mažiau, Viešpats yra toks pat ir Viešpats yra ta viltis, kurios man reikia, kurios pasauliui reikia ir kurią aš galiu atnešti pasauliui, būdama šviesa pasauliui. Ne iš savęs, ne iš savo ambicijų, ne iš savo pastangų, net ne iš savo maldų, bet iš tikrųjų iš Dievo malonės, kai aš žvelgdama į Mato Evangelijos 11 skyrių, iš tikrųjų priimu tą visą savo esybę. Ateikite pas mane, kurie vargstat ir esat prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasit savo širdiems atgaivą. Tai yra tikrai tai žavintis dalykas ir tuo pačiu nėra lengvas. Visi žinom, kad žmonės, kurie yra nuolankus ir romūs, yra patrauklus mums patiems, bet kai reikia patiems tokiais būti, nėra taip paprasta. Tai linkiu to visiems jums ir savo iš tikrųjų pasitikėti Viešpačiu ir žiūrėti, o kokie dalykai, kokie sužeidimai dar trukdo man šitai pasiekti. Kur aš kliūnu, kur yra mano suklupimo akmuo. Sakau nuoširdžiai, tikrai man to reikia irgi, bet manau, kad ir daugeliu ir jūsų. Ačiū, kad esat, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad domitės, ačiū, kad meldžiatės ir ačiū tiems ypatingai, kurie mano šitą pašaukimą daro realų, skirdami savo pajamas mano pragyvenimui, mano šitai tarnystei. Te atlygina Viešpats jums šimteriopai, būkit visi pripildyti šventosios dvasios vilties ir džiaugsmo, kuris tikrai pranoksta visą, kas vyksta pasaulyje. Ačiū, kad esat, iki kito karto jūsų neringa.